Skausmas – laikinas dalykas. Skausmas gali tęstis minutę, valandą, dieną ar net metus. Bet galiausiai jis pasitrauks. Ir kažkas geresnio užims jo vietą. Bet jeigu pasiduosiu, skausmą jausiu amžinai. Išlepinti. Dauguma yra išlepinti. Tėvai daro už juos viską. Turi suprasti, kad gyveni to, atsisakyk to. Kai kurie iš jūsų esate išlepinti iki gyvo kaulo. Kiekvieną kartą ištikus problemoms iš jų jūs kažkas ištraukdavo. Kiekvieną kartą, kai darydavot ką nors, ko nedarėtų, kai tai sakydavo, kad tavo motina jūsų neprižiūri, jie teisūs. Jie žiūrėdavo į viską pro pirštus, tačiau taip iš manęs padarė vyrą. Jie pasakė, kad turiu suaugti, o dauguma iš jūsų taip ir nesuaugot. Kiekvieną kartą, kai sunku pasiduot, skambinat mamai. Metu iššūkį priimti skausmą. Metu iššūkį nebėgti namo. Bet jei negrįšiu namo, jausiuos blogai, bet tai praeis. Juk dėl to nemirsi. Skausmo gale visada bus sėkmė. Nemirsi, jei pajusi truputį skausmo. Nebevalgau taip, kaip valgydavau namie. Tik tai pasieksi aukštesnį lygmenį. Jei maitinsies taip, kaip maitinaisi namie, liksi tuo mažu berniuku ar mergaitė. Laikas suaugti ir tapti vyru. Štai ką noriu, kad pakartotumėt paskui mane, su jėga ir pasitikėjimu, sakykit, tai įmanoma. Dabar noriu, kad pagalvotumėte apie savo svajonę ir kiekvieną dieną savo kartotumėt, kad tai įmanoma. Kartokit savo, tai visada tai įmanoma. Ką tai keičia, matot? Tai keičia mūsų tikėjimą. Mes unikalūs tuom, kad tikime tuom, kas mums įmanoma. Kai pasieksi tai, viskas, kas svarbu, bus tai, kad savo svajones iš pasąmonės suderintumėte su savo gyvenimu. It's a duplication, it's a reproduction of what you believe subconsciously that you deserve and what's possible for your life. Dauguma žmonių gyvena praeitimi, prisiminimais, dalykais, kuriuos darė, kuriuos patyrė, kuriuos pamatė, kuriuos stebėjo. Jūs turite gyventi savo ateitimi. Noriu, kad matytumėt save darant tai, ką norit daryti, patirti tai, ką norit patirti, turėti tai, ką norite turėti. Daryti kažką, kas jums ir jūsų gyvenimui suteikia prasmę. Jei noriu pasiekti tai, kas mano troškimuose, pirmiausia, turiu įtikinti save. Turiu kvėpuoti dėl to, valgyti dėl to, maitintis dėl to. Ir kol nenusigausi iki to, niekada netapsi sėkmingu. Tačiau kai pasieksi tą rezultatą, garantuoju, pasaulis tavo. Tad dirb sunkiai ir daryk tai, ką reikia. Tai įmanoma.